Visi dideli darbai gyvenime prasideda nuo mažų žingsnių. Aš žengiau tokį žingsnį. Priėmiau sprendimą dalyvauti rudenį vykstančiuose Seimo rinkimuose. Esu Klaipėdos vaikas. Klaipėdoje kūriau ne vieną verslą. Stengiausi padėti miesto žmonėms. Esu jūrinės bendruomenės dalis. Gyvenimo kelyje nebuvau lepinamas. Kaip ir daugelis lietuvių, pradėjau nuo sunkaus darbo ir savo gyvenimo kelionėje įgyvendinau daugelį užsibrėžtų tikslų pats. Jūrinė karjera padarė mane drausmingu kapitonu. Verslo kūrimas bei vystymas iki tarptautinio lygio išmokė būti lanksčiu bei pareigingų lyderių. Kartu su jūriniu verslu išugdžiau savo diplomatinius, derybinius, strateginio planavimo bei lyderystės įgūdžius. Šiandien matote 40-metį klaipėdietį, kuris jau 17 metų laimingai gyvena santuokoje su žmona Marija ir augina 3 sūnus. Turiu 2 aukštosius išsilavinimus. Esu liberalų sąjūdžio Klaipėdos skyriaus pirmininkas bei jūrinės bendruomenės atstovas. Esu naujos kartos žmogus politikoje, todėl eidamas į rinkimus pirmiausia einu tarnauti žmonėms, klausyti ir išgirsti juos. Kandidatuodamas į Seimą turiu aiškias kryptis, ties kuriomis atkakliai planuoju dirbti. Tai yra jūrinės politikos strategijos formavimas, Klaipėdos miesto ir klaipėdiečių interesų atstovavimas, darbas ekonomikos ir finansų srityje, tautinių mažumų klausimų sprendimas. Nebijau prisiimti atsakomybės už savo žodžius. Žinau, kad dirbsiu nuoširdžiai, atiduodamas visas savo jėgas tėvynės labui. Stiprus tikėjimas ir valia, atkaklus darbas ir kantrybė atneša rezultatą. Iš kiekvieno neįmanoma galima išspausti labai daug įmanoma.